Jobo knyga, 3 skyrius. Pagaliau Jobas atvėrė burną ir prakeikė savo dieną. Jobas prabilo: tegul pražūna diena, kurią gimiau, ir naktis, kurią buvau pradėtas. Tegul ta diena tampa tamsybe. Dieve, neprisimink jos ir neduok jai šviesos. Te tamsa ir mirties šešėlis apgaubia ją, te debesis aptemdo ją ir juoduma te padaro ją baisę. Ta naktis tegul būna tamsi, tegul ji bus išbraukta iš metų ir mėnesių dienų skaičiaus. Ta naktis tegul būna apleista ir te nesigirdi joje džiaugsmingo balso. Tegul prakeikia tą dieną tie, kurie gali pažadinti Leviataną. Tegul aptemsta aušros žvaigždės ir nepasirodo laukiama šviesa. Akis te neišvysta aušros spindulių, nes ji neužvėrė mano motinos įsčių ir nepaslėpė vargo nuo manęs. Kodėl nemiriau gimdamas ir kodėl neatidaviau dvasios, išeidamas iš įsčių? Kodėl mane laikė ant kelių ir maitino krūtimi? Tada gulėčiau ramus ir tylus, ir miegočiau, ilsėčiausi kartu su žemės karaliais ir patarėjais, kurie statė savo vietas, dabar virtusiais griuvėsiais, arba su kunigaikščiais, kurie turėjo aukso ir pripildė savo namus sidabro, arba kaip paslėptas, nelaiku gimęs kūdikis, neregėjęs šviesos. Ten piktadariai nebesiaučia ir pavargusieji ilsisi. Ten belaisviai džiaugiasi poilsiu ir nebegirdi prižiūrėtojo balso. Didelis ir mažas yra ten, vergas ten yra laisvas nuo savo valdovo. Kodėl šviesa duodama tam, kuris kenčia, ir gyvybė apkartusiai sielai? Laukiantieji mirties jos nesulaukia. Jie jos ieško labiau negu paslėptų turtų. Jie džiaugiasi ir yra labai patenkinti, kai suranda savo kapą. Kodėl duota šviesa žmogui, kurio kelias paslėptas ir kurį Dievas spaudžia iš visų pusių? Mano dūsavimai kyla prieš valgant, o aimanos liejasi kaip tekantis vanduo. Tai, ko labai bijojau, užgriuvo mane, ir tai, dėl ko nuogastavau, ištiko mane. Aš nebuvau saugus ir neturėjau poilsio. Aš nenurimdavau, tačiau bėda užgriuvo.